Labas YouTube žiūrovai, kiek jūsų bebūtų ir kiek bebus ateityje. Kadangi jau gavos tokia situacija, kad darbus jau padariau prieš tai yra penktadienį, o šitą įrašą filmuoju pirmadienį. Kodėl taip gavos? Ketvirtadienį dirbant paskambino žmogus ir pradėjom kalbėtis ir klausė, ar dirbu šeštadienį, ar galiu padaryti atitinkamus darbus. Ir taip ekstra, toks biški išmuša visada iš vėžių ekstra darbai, bet jie tuo ir patinka iš tikrųjų. Tai vat ir gavos taip, kad skambina jisai man ir kalbam ir sako, ar šeštadienį padarytum. Aš šeštadienį jau buvau suplanavęs savo kitus darbus, sakykime, mane. Sakau, nepadarysiu, bet gal aš galiu padaryti penktadienį. Jis man skambino ketvirtadienį. Aš jau planuoju čia vienus darbus, kitus darbus, bet jeigu man atveža į vietą, tai aš galiu greičiau padaryti, nei važiuoti, sakykime, į objektą. Nors būna ir taip, kad jeigu jau skambina ir reikia ekstra, važiuoju ekstra. Greičiau nei šiaip nukelinėjai kitus darbus ir pagal planą žiūri vėl į eigą. Tai va, tokia situacija. Klausė, labas, čia randa tos kontaktus būtent stiklo poliravimo, ar poliruoji grūdintą stiklą. Tai vienareikšmiškai poliruoju grūdintą stiklą ir be jokių problemų. Tai viską parodysiu savo video, kuriam čia ir viską sukėliau savo darbus. Tai ten situacija buvo tokia, kad pagal klientą tai jau gavo pabraižytus stiklus iš gamyklos ir juos reikia sutvarkyti ekstra, nes žmogus turi išvežti į užsienį juos, nes jie buvo pagaminti pagal specialų užsakymą. Tai vat, ir ėmiaus tų darbų. Taip ir gavos. Ir, kaip sakiau, parodysiu realiai viską eigoj, kaip man pavyko. Tai visada susiduriu su iššūkiais, plus kai tavęs kelis kart paklausė, ar tu tikrai gali nupoliruoti tą stiklą, nes kai aš pradėjau pats stiklo poliravimo darbus, tai man realiai atrodė kažkoks kosmosas nupoliruoti stiklą ar pašalinti bet kokį brėžimą, bet kai teko susidurti su begalės įvairių defektų ir pats dar prieš teikiant šią paslaugą turėjau ir eksperimentuoti labai daug, kad pagauti kaip, kas, kodėl, kad saugiai galėčiau tai atlikti, kad galėčiau drąsiai teikti tą paslaugą ir dar apšviesti patį klientą apie šitą situaciją. Šitą įrašą, nes noriu supažindinti su kuo daugiau žmonių, su esančiom galimybėm, sakykime, stiklo poliravime. Tai ypač mano tikslas išpopuliarinti statybų objektuose ar šiaip kas gamina stiklus ir montuoja po to, ne? Ir kad galima sutvarkyti ir ta prasme, kokios yra išlaidos keičiant tos stiklus, kviečiant žmonės, juos reikia pakeisti, juos reikia užsakyti, o čia galima atvažiuoti ir sutvarkyti. Tai jeigu kam kyla kažkokių klausimų, prašau kreiptis, aš nurodysiu numerį apačioj ir visada nuo A iki Z stengiuosi papasakoti, sakykime, kuo plačiau apie galimybės stiklo poliravime ir kad būtų viskas gerai, tiek, sakykime, pastoviai bendraujant su klientu, tiek ir po to ateityje, sakykime, jeigu reikia kažko, gali skambinti, konsultuotis tiek su pastatų stiklais, stiklo paketais, pertvarom visokio mane. Po to eina automobilių stiklai, tai automobilių stiklai dažniausiai eina arba šiaip autoįvykių kažkokie defektai, tai nesvarbu ar priekinis, ar galinis, nėra svarbu iš tikrųjų. Arba jau eina stiklo restauracija. Tai restauracija tai yra, jau ten gaunasi iš abiejų pusių tą stiklą, tu šlifuoji, poliruoji ir gali jį atkurti iki maksimalaus skaidrumo.
Tai vat, mano tikslas šito ir ateinančių YouTube'ės video, kad galėčiau apšviesti ir supažindinti žmonės su tom galimybėm ir palengvinti gyvenimą tiek nuo mažesnių verslų, kurie ten, sakykime, laiptus gamina ir pertvaras kažkokias stiklinės deda ir būna tokių defektų, sakykime, ne, kur laiptai su pertvara stiklinė ir po to, kad tą pertvarą stiklinę pakeis, nes ant jos yra minimalus defektas, kad galėtum pakeisti, reikia viską ardyti, plėšyti, ta prasme, kosminės išlaidos už nieką, kai galima atvažiuoti į vietą, sutvarkyti tą stiklo defektą ir be jokių problemų. Plius tikslas yra nepalikti jokių pašalinių defektų, sakykime, sutvarkiau įbrėžimą, bet palikau ten šlifavimo defektus ar neišpoliravęs kažko, tai maksimaliai atlikti paslaugą kokybiškai, kad jeigu jau pats, sakykime, negaliu atlikti jos kokybiškai, aš visada nušviesiu, kad kodėl negaliu, kas yra per situaciją, būtent, sakykime, mane ir komunikuoju su klientu. Tai vat. O dabar gal pasižiūrim tą video, kurį aš turiu pafilmavęs. Čia esu prisijungęs pirmą kartą mikrofoną, taip montuojant, tai manau, kad geriau girdis, bet ten, kur filmavau, tai gali būti blogiau, kadangi nebuvau prisijungęs, čia buvo ekstra darbas, ten mes turėjom gal 4 valandas pašalinti tiem defektam, gal daugiau 5. Ir tai tikslas buvo toks, kad tai ir tas filmavimas, pafilmuoju ir vėl čiumpų darau. Tai vat, gero žiūrėjai. Tai vat, ant vieno stiklo paketo turiu tokį defektą. Ir dar yra keletas smulkių, kurių nenufilmuosiu. Mano stiklo paketas. Situacija yra tokia, kad pirmą kartą man atvežė į vietą, nes dažniausiai važiuoju pats, kur yra subraižyti stiklai. Ir smulkiem stiklam turiu stovą pasidaręs, o tokiem stiklam jau neturiu. Nu tai teko kažką sugalvoti, o greičiausias sugalvojimas buvo padėti viską ant padangų. Tai vat, imsimės pirmiausia jo, o po to turiu, kaip minėjau, arkinis vienas. Arkinis vienas yra ir mandresnis, su daugiau defektų. Tai ir stengsiuos pašalinti viską atidžiai, kruopščiai. Nu ką, praėjo šiek tiek laiko. Kaip atrodo mano sušlifuotas stiklas. Saugiai, pabrėžiu, saugiai. Tai yra padaroma be stiklo kažkokių išbangavimų. Jeigu kada nors, kas nors yra jums nesusitekę, o tekę susidurti su stiklo poliravimu. Ir jums kažkas poliruoja stiklą ir jis išbanguoja, padaro lęšį. Tai yra nekokybiškas poliravimas. Vienareikšmiškai. Tai vat, einu poliruoti. Nu vat, aš jau po poliravimo. Stiklo paketas nupoliruotas. Ir defektas buvo kažkur šitoj vietoj. Fokusavimo nelabai gaunas, daug atspindžių visokių. Puikiai einu prie kito. Nu ką, einam prie sekančio stiklo, aš jį persivaliau.
nusipoliravau, kad galėčiau atlikti darbus. Ir tokie darbai, va, matom pats kampas. Pabandysiu aš sufokusuoti, o pats kampas. Matos. Bet labai ir sunku, nes labai daug atspindžių. Su tais stiklais taip ir yra, noriu parodyti, kas gaunasi super. Čia matom. Va toks defektas, ane? Gerai, ieškom toliau. Čia. Taip. Kas toliau? Toliau yra, kaip sako, toliau bus dar gražiau, ne? Tai situacija yra tokia, kad mačiau, va čia kraštas yra. Tai kažkaip čia matysis gal, matysis. Vat. Šalia briaunos nėra labai dėkinga vieta. Čia reikia labai atsargiai elgtis su šitą vietą, todėl čia turi būti itin kruopščiai atlikta viskas. Ir blogiausias, kas yra daugiausiai, tai yra daugiausiai, va čia. Čia jau gal ir be šviesų matytus, kas yra per dalykai. Tai va, visas pakraštys, visas viršus. Čia reikia labai pasistengti, kruopščiai atlikti savo darbus. Tai va, jeigu pas jūs namie yra ką tik sumontuoti stiklai ir norit pašalinti kažką tokio, rašykit man, aš paliksiu savo kontaktus. Gal kam nors reikės. Nereikės, tai pasižiūrėsit. Tiesiog video žinosit ateityje, kad galima sutvarkyti. Tai yra labai atsakingi darbai. Ir labai kruopštūs. Nebeišeina niekaip sufokusuoti. O. Arkinis stiklas didelis. Einam dirbti.